Tai šią dienai norim jums pasiūlyti skirtingo polikarbonato. Turim realiai labai daug, aš čia tik tai paėmiau kelias atraižas, tiesiog kad parodyt, nes pilnų lapų 7 metrų ilgio aš tikrai nepakelsiu, tai paprašiau kolegų, kad parūpintų man. Tai noriu parodyti ir truputėlį papasakoti apie mūsų polikarbonatų plokštės. Jų gramatūra yra labai didelė lyginant su kitomis, kurios yra Lietuvos rinkoje. Todėl mes nesam realiai gavę jokių nusiskundimų, kas liečia jų kokybę. Turim storius nuo 4 iki 40 mm storio, tai tikrai įtiks visiems. Nuo to, kam reikia stogėlio, iki to, kuriam jau reikia rimtesnio kažkokio projekto. Tai va, mūsų polikarbonatas galiu parodyti prieš saulę, specialiai čia atnešiau, kad nesimatytų šviesos ir matytųsi tikroji spalva. Tai va, galime pasiūlyti tiek skaidro, tiek bronzinį, bet šį kartą dabar turiu tik tai labai šviesių. Iš tikrųjų, tai užsidėjus jį tikrai matysi, kad čia yra gražus bronzinis, bet jis nebus toks labai ryškus. Tai jis realiai labai toks estetiškas. Ir dar turim šiai dienai iš polikarbonato plokščių, tai yra balta. Jisai truputėlį to šviesos duoda, jinai su saulė. Va, jis to šviesos kaip ir duoda, bet jisai realiai nėra visiškai permatomas. Už šito yra, va, kaip matot, saulutė. Tai neužtamsina erdvės. Tai jeigu ieškot kažkokios plokštės, kuri turėtų būti neperšviečiama, gal sieną kokį norit pasidaryti, bet nenorit užtamsinti visiškai erdvės, tai aš manau, kad šita balta spalva labai galėtų tikti. Aišku, žiūrint, koks jūsų interjeras, eksterjeras ar panašiai. Mūsų plokštės yra iš Arlos, iš švediškos įmonės. Jie prekiauja labai kokybiškomis plokštėmis. Va, kaip matot, viena iš jų, Arla. Nu, atsinešiau dabar ir 10-tuką į ciplėvelę. Realiai galiu vietų ir nuplėšti tą plėvelę, parodyti. Va, irgi taip pat, kadangi yra dvisienis šitas variantas, tai jisai irgi už jo matosi, kas vyksta. Saulutė čia, kadangi jisai yra jau storesnis, tai ir izoliacija bus geresnė ir šilumos išlaikys šiltnamį, jeigu šiltnamį naudojat. Geresnį anksčiau galėsit sezoną pradėti, vėliau baigti ir panašiai. Taip, kad tikrai geras pasirinkimas, jeigu norit geros kokybiškos dangos ilgiems metams į priekį. O dabar pasiėmiau aš 20-tuką. Jau iškart galit pastebėti, kad jau nebe taip persimato. O čia jau matom mes 4-tuką, kur jau ir matosi, kas vyksta už jo. Tai puikus pasirinkimas šiltnamiam, kadangi gramatūra, kaip sakiau, yra labai gera, tai nei jisai sulūš ar dar kažkaip kitaip įlinks ir atlaikys ir daugiau sniego ir apkrovų kitų ir panašiai. Taip kad tikrai puikus pasirinkimas, kas norit šiltnamą su geresne polikarbonato danga, o neieško tik tai 1 metų sprendimo.